Labas visiems, sveiki visi prisijungę, labai malonu, kad esate čia, esu jums labai dėkinga. Tie, kas domitės asmeniniais skaitimais, kviečiu susisiekti menulio.taro@gmail.com. Taip pat kviečiu prisijungti prie Menulio upės genties, tai yra YouTube narystė, kur jūs gausit papildomas žinutes. Ir visus šitus video matysite daug anksčiau negu visi kiti. Ką dar norėjau pasakyti? Kviečiu prisijungti prie naujo kanalo Menulio upės ženklai, kuris bus skirtas grinai zodiako ženklams. Šitas kanalas lieka su istorijom, žinutėm, kolektyvinėm žinutėm ir panašiai. Kitas kanalas bus skirtas daugiau zodiako ženklams. Tai jisai aktyvus taps truputį vėliau, bet kviečiu prisijungti iš anksto. Ok, ar yra dar kažkas, ką galėčiau pasakyti? Labai daug kas rašot, kad norit susitikti, bet aš neturiu jums kaip pasiūlyti susitikimus, nes neturiu vietos. Neturiu kabineto, kur jūs priimti ir susitikimai kol kas yra suspenduoti, tai tikiuosi ateityje išspręsim šitą reikalą ir galėsim pasimatyti, kol kas yra kaip yra. Žinau, kad kai kurie iš jūsų labai norit pasimatyti ir štai mums niekaip nepavyksta. Tai tikėkime, ateityje pavyks. Ok, pasižiūrėkim. Pasižiūrėkim, kokia žinutė. Žinutė tam, kam jos reikia. Atsiskyrėlis ir kvailys. Kai kuriems iš jūsų, mes vakar jau turėjom labai panašią žinutę, ar ne, kur raginau judėti tą kryptimį, kurie jūs norit judėti ir kurie galbūt nedrįstat. Žinutė ta pati. Ta pati žinutė. Nebijokit žengti tą žingsnį. Ką sako atsiskyrėlis? Septyni kalavijai. Kai kurie iš jūsų buvot įpratę apgaudinėti save, bėgti nuo savo laimės, bėgti nuo to, kas daro jūs laimingais. Ir toks jausmas, kad dabar jūs tai jau matot. Neina, kaip čia pasakyti, kai pamatėt, nebegali atmatyti to. Kodėl buvo 7 kalavijai? Ok, yra kažkokia jūs pabėgot nuo kažko, kas jūs darė labai laimingais. Ir ne tai, kad ne visiems tai bus tiesioginis toks pabėgimas, ar ne, kad nežinau, ką daryti, tai dingstu iš čia. Ne. Kai kurie iš jūsų pamatėt, kaip save sabotažinot situacijai. Pamatėt, kaip ant kiek stipriai yra jumise įdiegtas
kodas, kad jūs turit pralaimėti. Ir šitoj vietoj tai nereiškia, kad jūs esat kažkokie užguiti, bijantis pasisakyti. Ne, priešingai. Gali būti, kad jūs esat tas žmogus, kuris uždominuoja erdvėje eidamas. Bet jūsų vidinė pasąmoninė programa tiek stipri, kad jūs padarysit, kad situacija nulirlėtų. Nežinau, kas čia per žodis. Kad situacija nugarmėtų dugnan ir tada jūs sakysit, jo, va, matai, kaip man gyvenime viskas susidėlioja ir kaip man čia reikia būti. Nežinau, kodėl dabar Selo balsas įlindu. Kaip man reikia dabar būti stipriam ir va, koks tas mano gyvenimas, man viskas taip nesiseka ir kažkas panašaus. Kiekvienam tai bus labai skirtinga, bet toks jausmas, kad jūs pamatėt, kurioje vietoje jūs buvot nenuoširdūs. Galbūt ir sau, ir kitiems situacijoje. Gerai. Kaip atsiskyrėlis vertina save šitoj situacijoje? Kaip ta, kuris pralaimėjo. Gali būti, kad jūs, atsiprašau, buvote emociškai neprieinami. Dėl to neišėjo, nepavyko atvirai priimti galimybės. Atsiprašau labai. Kodėl buvo emocinis neprieinamumas? Monetų riteris. Monetų riteris yra... Riteriai yra judėjimas. Monetų riteris yra tas, kuris juda labai, labai lėtai. Labai lėtai. Gali būti, kad kažkas arba buvo ką tik subyrėję jūsų gyvenime, arba buvo bebyrant. Ir buvo tas užsisėdėjimas ties tuo, kas nepavykę. Bet toks jausmas, kad visata ir siuntė jums specialiai tai. Tai buvo jūsų noras, tai buvo jūsų prašymas, kad visata jums padėtų, kad Dievas jums padėtų. Ir jūs tarsi praleidot. Kvailys, atsiskyrėlis, jūs atsiskyrėlis pakabintasis čia.
jūs stabdot save. Kodėl? Bandot planuot. Imperatorienė ir 4 skeptrai. Ok. Ką aš matau? Aš matau žmogų, kuris atsiskyrėlis, 7 kalavijai, monetų riteris, pakabintasis, 2 skeptrai. Šitos kortos, besidėliojančios viena po kitos, man indikuoja, kad didelė tikimybė, kad jūs esat labai metodologiškas žmogus. Tai, kad jūs turite tam tikrą metodiką, pagal kurią jūs norit gyvenime judėti. Ir buvę sunkumai, ne tik, kad buvo sunkus patys iš savęs, bet buvo sunku dėl to, kad jums sunku buvo prisitaikyti. Nežinau, ar teisingai kalbu, galbūt ne visiems tai tiks, bet toks jausmas, kad dabar yra galimybė atidaryti tuos vartus, yra galimybė žengti tą žingsnį, bet vėl jūs užstringat toj pačioj metodologiniai plotmėj. Kaip aš darysiu tai, kaip bus taip, jeigu pasakysiu tai, atsakys taip, jeigu man atsakys kitaip, ką aš tada atsakysiu, jeigu mes čia judam jau taip, tai tada bus taip ir taip. Čia tai netinka, todėl kad jūs švaistot laiką. Tai nėra tai. Okay. Kvailys yra tas, kuris neturi bagažo. Jisai pasitikė procesu. Jis tiki, kad procesas jį išneš. Ir taip, kartais tu ir lieki kvailio vietoj. Kartais taip yra gyvenime. Ar ne, žengi tą žingsnį ir niekas niekur tavęs neištiša ir niekas nevyksta ir, žodžiu, tenka apsisukti atgal ir žygiuoti atgal. Bet dažnai tai pavyksta. Čia aš matau kažką panašaus. Kokį pavyzdį pasakyti? Ok, vaikinui patinka mergina, ar ne? Kažkurioje vietoje jisai susabotažina pažintį, ar ne? Mergina atsitraukia. Jisai mato, ką jisai padarė ir kodėl jisai tai padarė, nes tuo metu galbūt buvo kažkas tai jam ant galvos, ar ne, ir jisai neturėjo nei jėgų, nei laiko, ir galbūt labai jaudinosi, ir galbūt buvo labai daug dviprasmiškų visokių jausmų, išgyvenimų iš to, kas vyko jo gyvenime, ar ne, įsivaizduokim taip. Jisai lėtai juda iš tos valachitos, kur jisai buvo įstrigęs, ir yra galimybė jam atidaryti tuos vartus, pradėti bendrauti su ta mergina, ar ne? Bet jisai nebendrauja, jis neatidaro tų vartų, nes jis mąsto, pavyzdžiui, kur jie gyvens, kai jie gyvens kartu. Ar suvokėt, ant kiek šviesmečiais tai yra per toli ir ant kiek žmogaus kažkokie permąstymai nulemia jo dabartinius žingsnius?
patarimas, rekomendacija šitam žmogui. 5 taurės. Ok, gerai, aš suprantu, kodėl yra tas didelis permąstymas, planavimas, bandymas numatyti ir savęs blokavimas. Todėl, kad kažkur buvo pažeistas pasitikėjimas savimi praeityje. Tas gedulas iš praeities, jisai vis dar yra aktyvus. Man atrodo, jūs save per daug ir nuvertinat. Yra kažkas, ties ko jums patariama dirbti. Tai gali būti meistrystė, tai gali būti savęs tiesiog auginimas, ar ne, savo sąmoningumo plėtimas, savo fizinių pajėgumų plėtimas. Nežinau kodėl aš, bet kai kuriems matau darbą su namų, nežinau, nesuprantu, kas tai yra, namų interjeras, ar tai kažkokie medžio darbai. Čia labai specifiška. Kai kurie iš jūsų turite idėją, kaip tą galimybę pritraukti vėl, arba jeigu tai, pavyzdžiui, žmogus, su kuriuo jums nepaėjo, ar ne, ir jūs dabar mąstot, kaip atidaryti pokalbį su tuo žmogum vėl, ar ne, kad sorry, gal pradėjom ne taip, kaip norėjosi pradėti, ar ne, galbūt tai buvo nesusipratimai, gal galim susipažinti iš naujo, gal galim pradėti iš naujo, ar ne, galbūt kavos ar arbatos. Ir tiesiog susėsti ir pakalbėti. Galbūt jūs turit dovaną? Dovana, nežinau. Panašu į dovaną. Tai gali būti kvietimas, tai gali būti kvietimas dirbti kartu, tai gali būti kvietimas. Žodžiu, jeigu jūs mąstot apie dovaną, apie kvietimą, apie kažką panašaus, ką aš vardinau, vadinasi, tai reikia daryti. Nebijokit, ok? Galų gale, ko jūs neteksit, kas įvyks? Kas įvyks? Neturit ką prarast. Ar yra dar kažkas, ką turėtų žinoti šitas žmogus? 5 monetos. Jūsų stygius, vidinis stygius, jūsų baimė, jūsų gedulas už tai, kas nepavyko praeitėje, jūsų savęs plakimas, jūs neįsivaizduojat, kiek daug jūs prarandat dėl to. Didžiulės baimės, kad paliks, išduos, apgaus. Įveikit savo baimės. Visada sakiau ir visada sakysiu. Bijot, padarykit tai. Ypatingai, jeigu jūs turėjot patirčių, kuriuose jūsų pasitikėjimas savimi buvo palaužtas, kur jūs labai nudegėt, nukentėjot. Ir dabar yra baimės susijusios su asmeniniais dalykais. Padarykit tai. Padarykit.
Gerai, manau, kad šiandien tiek, tikiuosi tai buvo kažkam naudinga. Ramybės, balanso ir greitai vėl pasimatysim. Ate.